Vanduo turi didelę įtaką miškų ir gamtos ekosistemoms. Vanduo yra esminė medžiaga fotosintezei, kuri leidžia medžiams augti ir klestėti. Be vandens augalai išdžiūsta, o miškas tampa skurdesnis. Ekosistemos balansas. Vanduo sudaro tinkamas sąlygas gyvūnų ir augalų rūšims, kurios gyvena miške. Šaltiniai, upeliai ar drėgmė dirvožemyje užtikrina jų išlikimą. Dirvožemio kokybė. Pakankamas drėgmės kiekis apsaugo dirvožemį nuo erozijos ir leidžia augalams gauti reikalingas maistinės medžiagas. Rūko ir drėgmės formavimasis yra vandens garų poveikis. Jis padeda palaikyti drėgmę miško mikroklimate, kuris svarbus daugybei rūšių. Klimato reguliavimas. Miškai su dideliu vandens kiekiu padeda sugerti anglies dioksidą ir mažina klimato kaitą. Vanduo taip pat reguliuoja temperatūrą, išlaikydamas vėsų mikroklimatą. Be vandens ekosistemos taptų nebeįmanomos. Vandens ištekliai ir jų apsauga yra kritiškai svarbus miško sveikatai.